Kad ir kaip širdis tankiai plaka pamačius tą moterį, kad ir kaip keliai linksta svajojant apie ją, įsimylėjimas praeis. Indijoje yra sakoma, kad įsimylėjimas yra prakeiksmas. Niekam nelinkima to. Blogiausia priešų dalykiečių įsimylėti. Mes lietuviai dažnai asocijuojame įsimylėjimą su palaima, su kažkokia kosminė būsena. Mes nematom pasaulio objektyviai, būdami tokie būsenai. Mažiausiai objektyviai matome tą žmogų. Mes jį idealizuojam, statom ten ant pjedestalo svajonių princesę. Man bus įdomu išgirsti tavo istoriją apie tą moterį po 3 metų, jeigu dar busit kartu. Įsimylėjimas praeis ir dėja, bet daugumai porų jisai daugiau nepasikartos. Fiziologiškai kūnas pasikeičia per tos kelis mėnesius. Praeina hormonai ir kūnas pradeda elgtis kitaip. Nebekyla jaudulys pamačius tą žmogų. Kažkodėl hormonai baigia šokinėti kaip frergai į dangų.